minutės pertraukėlės, likus žaisti 3,30 sekundės, prašo Vilniaus Lietuvos Rytas. Jiems laiko liks labai nedaug. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Kauno sporto halės, kur Žalgiris dabar turi neblogus šansus išplėšti pergalę. Kol kas rezultatas lygus 78-78, 3,30 sekundės. Tačiau po Tairono Nesbi pražangos Robertas Pekas tos mesti baudos metimus. Bent vienas iš jų būtų taiklus ir tai jau būtų didžiulis Žalgirio žingsnis į pergalę. Baudas LKL čempionate šį sezoną Robertas Pekas meta 82% taiklumu, taigi šiandien tiesa jis 3 jau prametė, tačiau tikimybė, kad pataikys bent vieną, tikrai nemaža. Ir vilniečių komandos atsakymui liks tik kiek daugiau nei 3 sekundės. Pataiko pirmąją baudą Robertas Pekas. Dabar jau pratęsimo tikėtis yra labai sunku Vilniaus komandai. Galima, aišku, tik tai bandyti išplėšti pergalę paskutinėmis rungtynių sekundėmis. Tačiau laiko lieka labai nedaug. Robertas Pekas prie baudų metimo linijos. Specialiai prameta antrąjį baudos metimą su kamuoliu vilniečiai, paskutinės sekundės meta ir nepataiko Tomas Delininkaitis. Žalgiris išplėšė pergalę. Įspūdingai sužaidęs paskutinėsias 3 minutės, panaikinęs 9 taškų deficitą, kurį turėjo Vilniaus Lietuvos Rytas. Ir aišku, Žalgirio komandos gerbėjams šios artėjančios Velykos bus itin geros nuotaikos ir šviesios. Kągi, reguliariojo sezono nugalėtojų tampa Kauno Žalgiris, o tai reiškia, jog laimėjęs šią įnirtingą dvikovą jis susitikrina namų aikštės pranašumą visose LKL čempionato atkrintamosiose varžybose. Dar kartą su pergalė Žalgirio gerbėjus, užuojautą Vilniaus Lietuvos Ryto komandos fanams, galbūt šventinė Velykų nuotaika šiek tiek padės apmalšinti šį pralaimėjimo kartelį. Visus su šventėmis ir susitiksime antradienį 18:45 minutės tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Vilniaus Lietuvos Rytas, Valensijos Pamesa. Viso gero.